veiklos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt. Sveiki. Sveiki. Ar visada atsakingai vaikštote per pėsčiųjų perėją? Stengiamės taip dažniausiai. Ne, labai retai. Labai retai? Labai retai. Ar nebaisu? Ne. Reikia, o kaip kitaip gyventi norim. Visada stengiamės atsakingai vaikščioti. Būtinai. Stengiuosi. Taip. Beveik. Apsižvalgom. Visada apsižvalgot? Stengiamės dažniausiai. Žvalgomės pagal taisyklės, kažkaip jau įprasta tas yra. Jo, visada, nes tai mano saugumas, tai aš dairausi. Taip, visada. Taip. Taip, kairė ir dešinė. Ar būna toks momentas, kai einate per pėsčiųjų perėjas ir staigiai paskambina jums ar parašo žinutę, ar tuo momentu, kai einate per pėsčiųjų perėją, reaguojate į tai? Labai retai. Būna, kad taip atsitinka. Stengiuosi jau perėjus atsiliepti. Jeigu išgirstu, tai reaguoju. Bet dažniausiai būna, kad mieste negirdi tokį dalyką. Jeigu vidury pėsčiųjų perėjos, tikrai ne. Ar būna, kad pamatote mažus vaikus lakstant, ne per pėsčiųjų perėjas, ar sudrausminate juos? Jeigu pastebiu, tai būtinai. Arba sustabdai, jeigu matai, kad tiesiog tuoj puls į gatvę. Kartais, jeigu vaikai bėgioja, tai sudrausminam, saugusiu, tai patys turi galvoti, ką daro. Kažkaip nepasitaikė, bet manau, jį pamatyčiau. Kai drausminčiau. Visame pasaulyje kelių eismo avarijose pirmauja 15–29 metų amžiaus grupė. Beveik pusė šio amžiaus asmenų žuvo keliuose būdami pėstieji, dviratininkai ar motociklininkai. Daug žmonių buvo sužeista, dažnas liko neįgalus visam gyvenimui. Ar visada apsidairote per pėsčiųjų perėją, kai einate? Taip, stengiuosi visada apsidairyti. Ne visada. Visada. Taip, visada. Ar būna tokiu atveju, kai einate per pėsčiųjų perėją ir įkyriai jums skambina, ar atsiliepiate, kai einate per pėsčiųjų perėją, ar kai jau pereinate? Kai pereinu, tada paimu ragelį. Žiūrint kaip kada, nuo eismo priklauso. Dažniausiai aš pereinu per kelią ir tada jau pakeliu ragelį. Neprisimenu, kad tai būtų buvę. Kaip perinu. Ar sudrausminate mažus vaikus, kurie laksto ne per pėsčiųjų perėjas? Visada. Kadangi dirbu mokyklą, tai labai atsakingai tai reaguoju, jautriai. Jo, reikia. Nes aš vieną kartą vos nenutrinku. Ne. Nedrausminate? Ne. Sudrausminčiau, jeigu matyčiau. Vakare, kai nepasivaikščiate, ar naudoja atšvaistus? Turiu pasakyti, gal nedažnai, bet... Bet kai nepamiršti, užsidedi, ar ne? Taip. Taip. Visada, ar ne? Yra. Ne. Mūsų sutikti jaunesni pašnekovai prisipažino į eismo taisyklės žiūrintys gana atsainiai. Ne vienas jų teigė, kad ne visada apsidairo sustojęs prie pėsčiųjų perėjos, o jeigu ir apsidairo, eidamas per perėją klausosi muzikos ar šneka telefonu. Tačiau pašnekovai tikino, kad tai netrikdo jų dėmesio ir visapusiškai neatjungia jų saugumo jausmo. Be to, retas kuris jaunuolis drįsta sudrausminti saugaus eismo nesilaikantį žmogų. Tik senjorai, sukaupę nemažą gyvenimiškos patirties, yra atidesni, stengiasi nesukelti pavojaus nei sau, nei aplinkiniams. Dažnas netgi drįsta subarti nesusipratėlį, kuriam nė motais, jog jis kelia pavojų visuomeniai. Tik deja, už gerus norus tokie senjorai būna pavadinti paniurėliais. Statistiniai duomenys kasmet verčia pakraupti. Skaičiai rodantys nukentėjusius eismo dalyvius vis didėja. Skaudu, tačiau tenka pripažinti, jog žmonės vis dar nepaiso šviesoforo signalų, dažnas tamsiu paros metu nedėvi atšvaitų, kelia kertą draudžiamoje vietoje, neįsitikinę, ar tai daryti saugu. Nenori tapti dar vienu statistiniu duomenimi? Viskas priklauso nuo tavęs. Būk atidus ir rodyk pavyzdį kitiems. Toliau laidoje tęsiame pažintį su Vilniuje vykusio 4. tarptautinio Bekelės filmų festivalio filmais.
Dingęs pasaulis. Specialiai šiam festivaliui televizijos kanalo Arctic TV sukurtas filmas, bekelės turizmo vertintojams ir žinovams. Jame panaudota filmuota medžiaga, kurią 2011-aisiais užfiksavo telekanalo Arctic TV operatorius Dmitrijus Ježovas. Filme pasakojama apie klubo Arctic Trophy ekspediciją į Murmansko srityje, Kolos pusiasalyje esančius Chibinų kalnus.